Sveiki. Norime pakalbėti apie dvitakčių variklių gana dažnai pasitaikantį gedimą. Tai yra kuro sistemos užsikišimas. Dažnai karbiuratorius bei filtriukai užsikiša dėl to, kad kūre yra šiukšlyčių. Kartais netgi vizualiai nesimato šiukšlyčių, kuras atrodo švarus, bet karbiuratorius taip pat užsikiša. Tai nutinka dėl to, kad kuras yra laikomas netinkamoje taroje. Tai yra, jeigu tai plasmasinis indas, neskirtas laikyti benzinui, dažnai plasmasė lydosi, to vizualiai nepamatysime ir užkiša karbiuratorių. Štai ir remonte turim trimerį, kurios simptomatika lygiai tokia pati, užsikišęs karbiuratorius. Žodžiu, pabandysim jį užkurti ir pamatysim simptomatiką. Pirmiausia, papumpuojam ant pasiurbimo padėties, degimas įjungtas, bandom kurti. Kaip matot, ant pasiurbimo padėties trimeris užsikūrė, perėjus į darbinę padėtį, davus gazo, jam yra mažai kuro ir jis gesta. Taigi pabandysim dabar išrinkti karbiuratorių, pažiūrėsim, kas jo viduje. Žodžiu, turime išardytą karbiuratorių. Šiuo atveju vizualiai šiukšlių nematyti. Dažniausiai šiukšlės kaupiasi filtre ir aišku, kartais už jo. Taigi bandome atlikti plovimo ultragarsiniai vaneliai ir tiesiog surinkę bandysim paleisti trimerį. Išvalėme karbiuratorių, ultragarsiniai vaneliai. Bandysime, kaip dabar veikia trimeris. Kaip matome, trimeris dabar priima apsukas. Vadinasi, karbiuratorius buvo užsikišęs, kadangi šiukšlių nematėme, todėl kuras buvo laikomas netinkamoje taroje. Patarimas toks, rūpinkitės kuro švara bei laikykite jį tam skirtoje taroje.